Toks kartais susidaro įspūdis, kad Lietuvoje žmonėm ir visiems specialistams civilinės saugos didžiausias rūpestis yra, kaip iš Vilniaus, pavyzdžiui, evakuosi žmonės. Ar sugebės vienu metu 700 000 tokiomis gatvėmis išvažiuoti į užmiestį? Čia yra magistralė. Kaip jūs įsivaizduojat, 700 000 žmonių evakuojasi, tokia gatve, tarkim, iš Vilniaus nuvažiuoja jie į Kivievę. Kas ten jų laukia? 1000 žmonių apnakvindin kažkur, kur palapinių miestelį 500 000. Atrodo, pats didžiausias rūpestis reiškia išvažiuoti šitomis gatvėmis iš sostinės. Jo, ir liktai jau visur kitur tai saugu. Ir paskui jau, o Kaune, tai aišku, karo jokio nėra, nieko nėra. Ir ten žmonės išskėstom rankom tavęs laukia. Jo. Kai pažiūri televizorių, tai atrodo tikrai visi galvoja, kad čia jau tuoj bus bėda. Tai jau, jeigu tu iš tikrųjų apie jį galvoji, tai tu daryk veiksmus kažkokius. O jeigu tu tik tai šiaip kalbi, tai tada nevaidinkim čia, kad mes labai to rūpinamės. Jeigu norit evakuotis, yra šansų dabar, jeigu tą darysit. Tie, kurie pagalvoja apie tai jie kažką ir ruošiasi, jie ir turi. Ar sodybą kokią nusipirkę. Netgi akcentuočiau ne kažkokią ekstremalią situaciją. Šiaip yra naudinga evakuotis iš to miesto, net taikos metu.